Atidėliojimas ar prokrastinacija. Aš jau keli metai negaliu pradėti veiklos, apie kurią seniai svajoju. Vis stumiu į priekį dienas, kuomet aš pradėsiu laikytis dietos. Niekaip negaliu užbaigti rašyti mokslinio darbo. Noriu tau pasakyti, atidėliojimas nėra tinginys. Tai yra mūsų organizmo apsauginė reakcija į nerimą. Į nerimą, ar aš teisingai renkuosi. Į nerimą, ar man pavyks. Į nerimą, ar aš tobulai viską atliksiu ir gausiu gerą rezultatą. Tu nesi tinginys, tiesiog dabartinės tavo veiksmas tau sukeltų daugiau kančios, negu praleista galimybė. Ir vis tik, kaip sustabdyti atidėliojimą? Geriausias kelias – priimti šiuos jausmus ir keisti jų reakcijas, bei pasąmonėje susikurti naujus kelius, kurie stabdytų atidėliojimą. Aš Milda Račiūnaitė, hipnopraktikė, kviečiu tave užsiregistruoti nemokamai konsultacijai regresinė terapija.com